Sveiki, aš esu Darius Cichanavičius iš Saviarcheologija LT. Ir šiandien norėčiau su jumis pakalbėti labai svarbia ir reikšminga tema apie pasitikėjimą savimi. Kas tai yra, kas tai nėra, ar galima savimi pasitikėti per daug ir panašiai. Kaip visada, pradėsime nuo apibrėžimo. Trumpai tariant, pasitikėjimas savimi yra savo veiksmų ir kompetencijų vertinimas. Ir pasitikėjimą savimi sudaro du esminiai komponentai. Pirmasis yra saviveiksmingumas, kitaip tariant, tikėjimas asmeninė kompetencija. Tai apima gebėjimą susidoroti su problemomis. Ir saviveiksmingumas veda į kontrolės jausmą. Tai yra jausmą, kad savo gyvenimą kontroliuoju aš pats, ne kažkas kitas. Pavyzdys galėtų būti žinojimas, kad gebu sutaisyti kraną. Arba žinojimas, kad gebu save išlaikyti finansiškai. Arba žinojimas, kad gebu vairuoti automobilį. Ir antrasis pasitikėjimas savimi sudarantis komponentas yra pagarba savo. Tai yra savęs vertinimas pagal savo vertybių skalę. Kitaip tariant, meilė ir pagarba savo. Savęs priėmimas. Kad galėtum save mylėti ir gerbti, turi gyventi pagal savo vertybių skalę. Sakykime, kad jums vertybė yra sąžiningumas. Tai yra tiesos sakymas savo ir kitiems. Tai elgdamėsi sąžiningai jausite savo pagarbą, o elgdamėsi nesąžiningai pagarbos savo jausti negalėsite. Pagarba ir meilė yra nevalingos emocinės reakcijos, todėl panorėję kažkokiamis valios pastangomis to jausti tiesiog negalėsite. Negalite užsimerkti, pirštu kažkur durti į žmonių minę ir atsimerkę tam žmogui, į kurį pataikėte pirštu, pajusti pagarbą arba meilę. Ar tam žmogui pajusite pagarbą ir meilę priklauso nuo to, kiek to žmogaus vertybės atitinka jūsiškės. Tas pats yra ir su meilė ir pagarba savo. Negalite panorėję pajusti meilės ir pagarbos, jeigu jūsų veiksmai jums meilės ir pagarbos nesukelia. Taigi, elgdamėsi ne pagal savo vertybių sistemą, pagarbos ir meilės savo jausti negalėsite. Kas nutinka, pavyzdžiui, jeigu vertinate sąžiningumą, bet apgaunate klientą? Ir dažnai žmonės susigalvoja tam pasiteisinimu. Niekas nesužinos. Arba daugiau niekada su tuo klientu nebesusitiksiu, tai koks skirtumas. Arba mane patį šiandien apgavo, todėl turiu teisę apgauti savo klientą. Ir galite save trumpam tokiamis mintimis nuraminti. Bet jūsų pasąmonė viską fiksuoja. Tokiu atveju jūsų pasąmonė užfiksuoja veidmainystę, apgaulę, melas ir automatiškai jūsų pasitikėjimas smunka žemyn. Net jeigu sąmoningai to nesuvokite. Taigi, labai svarbu turėti aiškų savo vertybių kompasą ir gyventi pagal jį, nes nuo to priklauso jūsų pasitikėjimas savimi. Rekomenduoju ramiai atsisėsti ir užsirašyti, kokias vertybės man svarbiausios ir kodėl, kaip jas apibrėžiu. Jeigu man svarbu drąsa, tai kodėl ir kaip aš drąsą apibrėžiu. Kitaip tariant, kas tai yra ir kodėl man tai svarbu. Tai iki dabar apie pasitikėjimą savimi kalbėjau bendrai. O kas yra sveikas pasitikėjimas savimi? Pasitikėjimą savimi jau apibrėžiame kaip savo veiksmų ir kompetencijų vertinimą. Tas vertinimas gali būti klaidingas arba teisingas. Tai sveikas pasitikėjimas savimi yra adekvatus savęs vertinimas. Tai yra, kuo teisingiau lyginant su realybė aš save įvertinu, tuo mano pasitikėjimas savimi yra didesnis. Pavyzdžiui, jeigu aš žinau, kad moku pataisyti sugedusį kraną ir jį pataisau, tai savo kompetenciją pataisyti sugedusį kraną aš vertinu adekvačiai. Arba jeigu iš tikrųjų sugedusio krano aš pataisyti nemoku ir aš žinau, kad aš jo pataisyti nemoku, tai savo kompetenciją pataisyti kraną taip pat įvertinu adekvačiai. Tačiau problema atsiranda tada,
kaip pataisyti kraną nemoku, bet sakau, kad moku. Arba kaip pataisyti kraną moku, bet galvoju, kad nemoku. Tokiais atvejais savęs vertinimas yra neadekvatus, neteisingas ir žmogaus pasitikėjimas savimi yra žemas. Taigi, nepasitikėjimas savimi būna dviejų tipų. Pirmasis tipas pastebimas daug lengviau ir dažniausiai jis teisingai įvardijamas kaip nepasitikėjimas savimi. Tai yra nusivertinimas, savikritika, manimas, kad esu niekam tikęs, kad to ir to nesugebu, kad esu negražus, kvailas, blogas, tinginys, savanaudis, nevertas meilės ir panašiai. Apie tokius nepasitikinčius savimi žmonės dažniausiai kiti arba jie patys sako, kad jie yra drovūs, kad nemoka bendrauti su kitais, kad yra nelaimėliai, nemokantis pasakyti ne, norintis visiems įtikti, neturintis savo nuomonės, neryžtingi. Toks žmogus nemoka pats įvertinti, ar jis iš tikrųjų yra toks, kaip jį vertina kiti ar ne. Ir todėl tokiu žmogumi labai lengva manipuliuoti, nes jis nuolat jaučia kaltę, gėdą, nori visiems įtikti, nori būti geras, nori visiems patikti. Ir galbūt kyla klausimas, ar gali būti, kad žmogus turi per daug pasitikėjimo savimi pasitiki per daug? Atsakymas – ne, taip būti negali. Neįmanoma savimi pasitikėti per daug, kaip kad neįmanoma būti per daug sveikam. Vėlgi, čia kalbu apie adekvatų pasitikėjimą savimi. Neretai žmonėms adekvataus pasitikėjimo savimi trūksta ir jie kaip kažkokią kompensavimo strategiją naudoja įvairius gynybos mechanizmus – grandioziškumą, aroganciją, narcisizmą ir dažniausiai tai pasireiškia per finansus, per išvaizdą, per socialinę padėtį, per vienokią ar kitokią agresiją, per seksą, per įvairiausius dalykus. Tai yra antrojo tipo nepasitikėjimas savimi, kuris dažnai neteisingai laikomas aukštu arba sveiku pasitikėjimu savimi. Stereotipinis pavyzdys galėtų būti pusamžis vyriškis su išbalintais dantimis, Armani kostiumu, Rolexu, deimantiniais žiedais, sėdintis Ferrari su už jį jaunesne moterimi manekene dirbtinėmis krūtimis. Tokio žmogaus pasitikėjimas savimi iš tikrųjų yra žemas, ypatingai žemas, nors toks žmogus neretai pavadinamas sėkmingu, laimingu, labai pasitikinčiu savimi. Ta pati galima pasakyti ir apie šalia to žmogaus sėdinčią moterį. Šių abiejų žmonių pasitikėjimas savimi yra žemas, o ne aukštas, nes savo vertę jie apibrėžia kaip išvaizdą, kaip kažkokią finansinę ir socialinę padėtį, o ne kaip kažkokių vidinių vertybių kompleksą. Jie viduje žino, kad jų vertė yra dirbtinė. Matyti, kad ir pirmu ir antru atveju, pirmu atveju, kai žmogus nusivertina, ir antru atveju, kai žmogus save pervertina, abiem atvejais jis pasitikėjimo ieško kažkur išorėje, ne viduje. Tai yra ryškiausias žemo pasitikėjimo savimi ženklas, kai žmogus save vertina taip, kaip jį vertina kiti. Taigi tokiu atveju, jeigu žmonės sako man, kad esu kvailas ar tinginys, vadinasi toks ir esu. Arba jeigu žmonės sako, kad esu laimingas, nes turiu žvilgančius plaukus ir naujausius dizainerių drabužius, gražią figūrą, tai kad būčiau laimingas, turiu elgtis taip, turiu būti toks, kad mane kiti vadintų laimingu. Ir tokie laimingi ir sėkmingi žmonės iš tiesų jaučiasi labai nelaimingi, tušti, vieniši, turi daugybę priklausomybių, elgiasi impulsyviai, agresyviai, savidestruktyviai. O tie žmonės, kurie bando įtikti kitiems, dažniausiai tampa manipuliacijos aukomis ir gyvena dėl kitų, aukojasi, ignoruoja savo poreikius. Taigi, sveikas, adekvatus pasitikėjimas savimi ateina iš vidaus, o ne kažkur iš išorės.
Tai yra save vertinti žmogus turi mokėti pats, o ne ieškoti pasitikėjimo savimi, ne ieškoti įvertinimo iš kitų. Sveikai savimi pasitikinti žmogus geba save lyginant su realybė įvertinti adekvačiai. Ir jeigu sveikai savimi pasitikinčiam žmogui tiesiogiai ar netiesiogiai pasakoma, pavyzdžiui, kad jis yra savanaudis, tai toks žmogus pašnekovui galėtų atsakyti maždaug taip. Įdomu, o kaip tu apibrėži savanaudiškumą ir kodėl tavo manymu šis epitetas tinka man? Sulaukęs atsakymą, savimi pasitikinti žmogus geba racionaliai vertinti, ar pašnekovas supranta, kas yra savanaudiškumas ir ar jo vertinimas yra argumentuotas. Jeigu pašnekovo vertinimas pagrįstas, tai sveikai savimi pasitikinčiam žmogui atsiranda galimybė patyrinėti savo elgesį ir jis jaučiasi dėkingas už konstruktyvią pastabą. Tačiau jeigu pašnekovo atsakymas yra neargumentuotas, nepagrįstas, tai sveikai savimi pasitikinčiam žmogui aišku, kad tas vertinimas tai yra bandymas manipuliuoti. Ir kad pašnekovas yra žmogus, turintis polinkį manipuliuoti, todėl jo reikėtų saugotis. Arba su juo pasikalbėti, priklauso nuo santykių pobūdžio. O jeigu žmogaus pasitikėjimas savimi yra tikrai aukštas, tai jam net nereikės nieko klausti, o iškart matysis, ar kitų pastabos yra pagrįstos ar ne. Ir bus aišku, kokie yra tikrieji tų žmonių motyvai. Tai tuo norėčiau šiandien ir baigti. Ateityje planuoju šia ir panašiomis temomis pakalbėti daugiau, o plačiau šiomis ir kitomis temomis galite paskaityti mano bloge blog.saviarcheologija.lt ir mano tinklalapyje saviarcheologija.lt. Iki greito.